Neurolingvistiniam programavimui yra tokia inkaravimo technika. Tai reprezentacinių sistemų ir emocinių būsenų sujungimas, toksai kontaktas. NLP kalba kalbant, tai yra inkarai, inkaravimas, o patirties kalba kalbant arba mokslo kalba kalbant, dar tai yra vadinama sąlyginiais refleksais. Labai svarbus momentas, kad kadangi tai yra sąlyginis refleksas, tai reiškia, kad tai galima išsiugdyti, galima savo sukurti. Mes visi turime be proto daug tokių sąlyginių refleksų, tokių inkarų per savo gyvenimą. Pavyzdžiui, kiekvienam iš mūsų vardas yra kaip puikus inkaras, mamos balsas arba bet kurio kito malonaus žmogaus balsas, kai jisai kreipiasi į jūs, irgi yra kaip inkaras, visai kita būsena yra. Ne? Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, kad būna neresursinių inkarų ir būna resursinių inkarų. Neresursiniai inkarai, tai reiškia, kad bet kuris stimulas per bet kurią iš tų reprezentacinių sistemų, vaizdai, garsai arba pojūčiai, gali pakelti, suaktyvinti tokią neresursinę būseną, kai nėra nuotaikos, liūdna, baugu ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, resursų nėra. Siekti kažkokį rezultatą toj būsenai iš karto yra sudėtinga. Pavyzdžiui, kokia nors sena melodija, sena daina, kuri mena tuos laikus, kai įvyks išsiskyrimas su brangiu žmogum, aišku, kad sukels būseną, kuri tokia liūdesio būsena, daugiau apie liūdesį. Tai siekti rezultatų tokių būsenų truputėlį sudėtinga. Ir resursiniai inkarai, kitas inkarų blokas, tai resursiniai inkarai, tai tokie stimulai, arba tiksliau tokie inkarai, kuriuos aktyvinus būsena pasikeičia į resursinę. Atsiranda daugiau energijos, kyla noras kažką tai veikti, daryti, siekti, eiti į priekį ir taip toliau ir panašiai. Pagal inkaravimo arba inkarų tą stimulą, triggerį, yra 5 tipų inkarai, tai yra pagal 5 pojūčius: vizualiniai, audialiniai, kinestetiniai, tai yra lietimo, prisilietimo, skonio inkarai ir kvapo inkarai, arba tie kinestetiniai inkarai. Tai reiškia, kad mūsų patirtyje buvo kažkoks įvykis, kuriame sudalyvavo mūsų šitos reprezentacinės sistemos ir išgyvenus tam tikrą lygį emocinės būsenos, tai užsirašė kaip sąlyginis refleksas. Kadangi tai yra sąlyginio reflekso stimulas reakcija mechanizmas, tai kiekvienas žmogus gali savo susikurti norimų inkarų tokį kiekį arba vieną gerą, stiprų inkarą, kuris, pavyzdžiui, paleistų, aktyvintų tokią resursinę būseną, su kuria jam yra lengva eiti, keliauti į priekį, siekti norimų rezultatų ir taip toliau ir panašiai. Rekomendacija, kaip užfiksuoti, kaip sukurti kinestetinį inkarą, su prisilietimu susijusi inkarą. Labai svarbus momentas, kai inkaruoja žmogus save arba kitą žmogų, kad tas mygtukas, tas stimulas, kuris paleis tą inkarą, jis būtų unikalus. Labai svarbu, kad jis būtų lengvai įsimenamas. Tai reiškia, kad tai neturi būti kažkokia ten sudėtinga rankų kombinacija, bet pavyzdžiui, suspausti 3 pirštus, jeigu tai nėra nuolatinė jūsų veikla, jeigu jūs nuolat nesėdėt ir nemedituojat, taip suspaudę pirštų, kas beje, tarp kitko, irgi yra inkaras tiem, kurie tai daro, nes juos užlieja nusiraminimo ir ramybės būsena. Kodėlgi ne? Galbūt jūs į tą 3 pirštų suspaudimą sudėsite kažkokį savo reakciją. Rodau 2 rankom, nors rekomenduoju daryti viską vieną ranką. Jeigu norit, galite 2 rankom, aišku, bet kartais būna, kad ten atsitinka kažkokia tai situacija. Geriau turėti tokį patogų, lengvai atkuriamą inkarą. Kažkas suspaudžia riešą, kažkas suspaudžia taip rankas, kažkas tiesiog kumščius taip suspaudžia ir palaiko. Čia kiekvieno pasirinkimas. Svarbiausia, kad tai būtų lengva atkurti. Taigi, jau pasirinkote kinestetiniam inkarui tą mygtuką, tada pasirinkate situaciją, kurioje išgyvenote tą norimą būseną. Tai prisiminimai paprastai iškelia tokią situaciją, ir ta situacija, kaip paaiškėja, tai būsenai reikia duoti pavadinimą. Tai ne tik, kad resursinė būsenė, ar ten yra pasitikėjimas, ar ten yra įkvėpimas, ar ten yra energija, ar ten yra galia. Kas tokio ten yra, kad būtų jums lengva pasakyti apie save, koks jūs tenais esate, kaip jūs tada jautėtės. Ir čia ir dabar sukurti aplink save tokią erdvę, kad ta būsena viduje iškiltų, kad jūs ją išgyventumėte. Tai reiškia, įjungiant visus 5 pojūčius, vaizdai, garsai,
kinestetika, prisilietimai, skonis, kvapas, kas toj situacijoje buvo tokio svarbaus, kas labiausiai tuo metu dominavo, kad ta būsena čia ir dabar jūs užlietų. Tai užtrunkantis, tai nėra labai greitai vykstantis procesas, jisai truputėlį užtrunka ir pastiprinimą pojūčių reikėtų atlikti dėl paprastos priežasties. Realiai situacijos nėra, tai yra jums įsivaizduoti reikia tą situaciją, todėl reikia skirti tam laiko, kad į tą būseną įsijausti. Labai svarbus momentas prisiminti, kaip tu nori tą būseną užinkaruoti. Ir dabar du pasirinkimai. Vieni sako pikas būsenos, kiti sako apie 90%, tai yra šiek tiek prieš piką būsenos. Rekomenduoju pasitreniruoti ir tą variantą, kuris jums pasirodys tinkamesnis, užfiksuoti tą būseną. Tai reiškia, kad jau jaučiu, kad išgyvenu, ar tai 100%, ar tai 90% tą būseną, labai subjektyvus pamatavimas ir užfiksuoju. Užfiksavimas 3-5 sekundės arba mintyse savo suskaičiuoju 1, 2, 3, 4, 5 ir atleidžiu, paleidžiu. Prasivaikštau šiek tiek, pakvepuoju, suskaičiuoju iki 10, pirmyn atgal ir pažiūriu, patikrinu, kaip inkaras veikia. Rekomendacija tokius užinkaravimus pabandyti padaryti 2-3 kartus. Ir paskui tikrinti, kaip inkaras veikia, koks yra efektas, kokia būsena, kaip keičiasi būsena. Gali būti, kad reikės atlikti keletą kartų šitą pratimą, tokį inkaravimą, tam, kad pajustumėt, kaip tai įvyksta, kaip tas sąlyginis refleksas toksai susiformuoja. Inkarų galiojimo laikas. Jeigu inkarą uždėjot ir jo savaitę, 2 savaitės nieko su juo nedarėt, greičiausiai jisai tik ir bus tik prisiminimas, kad dariau tokią techniką. Gerai būtų jį pakartoti. Tenais tą pačią dieną kelis kartus padaryti, po 3 dienų, po 5 dienų, po savaitės, maždaug 2-3 savaičių laikotarpyje vis prisiminti, vis tai padaryti. Ne su 5 dienų tarpu, o geriau per 5 dienas kokius 2 kartus tai padaryti, kad tai susiformuotų, kad tai tikrai užsifiksuotų kaip sąlyginis refleksas, kaip resursinis pozityvus inkaras.